Kur galima pakeliauti Lietuvoje? Šiandien Latvija atvarė į Žemaitiją, į Auksinio Elnio dvarą. Labai noriu pamatyti milžinišką auksinį elnį. Čia labai, sakė, didelė teritorija, taigi judėsiu, žiūrėsiu skulptūras, o taip pat aplankysiu ir senovinių motociklų muziejų. Arkliai pilnaūgių. Vau. O iš tos pusės žvejoja, sėdė, einam pažiūrėsim. Ir kaip, ar kimba? Jėzus Marija, vaikas su mano nupuršų lendybėl, nu. Suptis. Fainas supinės. O čia prie vaikų supinių ir mergaitė su beždžione. O, kaipgi Lietuva be krepšininko. Einam pamėtyt? Čia ir pagroti galima. Matosi, kad konservatorija veikia. Taip, yra. Žinokite, vaikščioti palei upelį vasarą išvis nuostabu. O čia taip ir eina takeliai. Reikės surasti visas skulptūras. Klausyk, surūdijęs, bet galva kažkam taip spėjo nupjauti. O, ir vėl supynės. Su tokiu vaizdu nuostabiu suptis yra tiesiog wow. O čia, žinokite, dar vienas arklys pasislėpė. Čia daug fainų vietų. Ir pasisupti, ir pagulėti, ir pasidžiaugti gamtą. Ne tik skulptūromis. Klausyk, nu kaip be medžiotojų elnio sodyboje? Ne kaip? Vingiuotų keliukų iki Auksinio Elnio. Nu, jo dydis tiesiog wow. Aš žemaūgė, aišku, bet. Dabar eisiu į motociklų muziejų. Pažiūrėkite, kokie sargybiniai saugoji. Merginos, kadangi esu pati saurimėje, o Latvija varo dabar kūrė daugiau turinio, man labai yra svarbus jūsų palaikymas. Pasirūpinkite savo veido grožiu natūraliai, be chemijos, su ilgalaikiu poveikiu. Vyrai, ši idėja labai faina dovanai. Įdėsiu nuorodėlę, kur galėsi pasiskaityti apie procedūras. O dabar žiūrim toliau. Labas, pasisveikinam. Nu ką, apžiūrim motociklus, kiek jų čia daug. Wow, iš Anglijos. Žiūrėk, koks žaliukas. Va šitas tai geras autorinis iš JAV. Tokio dar niekur nemačiau. Žiūrėk, kokia liulka įdomi. O, žiūrėkit, netgi medinis yra motociklas. Nieko savo. Čia, žinokite, dar ir alpakos yra, einam žiūrėti. Žiūrėkite, kokia spalva įdomi alpakos, einam arčiau. O kas su manim pasivažinės tokių fainų automobiliukų?
Atrodo začiotai. Smagiai praleidau dieną. Tam, kad čia viską apėti, jums reikės apie 2–2,5 valandos. Daug skulptūrų, daug įvairių takelių, vietų pailsėti ir supinių, o taip pat nuostabus ir įdomus muziejus. Taigi, spaudžiam laiką, sekam mane ir varom toliau su Latvija. Kiek čia vintikų boltikų, pažiūrėkit, wow.